Labas vakaras, Bankokas kalba. Tai turiu dabar misiją, kai ką surasti. Nežinau, rasiu. Kas nebando ir nerizikuoja, tas šampano neragauja. Turiu draugą, Džefą, ir mes važiuojam dabar kartu į Makon. Labas vakaras iš Makon Paton. Labas rytas iš budistinės tatuiruotės šventyklos. Tigro šventykla. Čia yra Wat Pang Pra. Šiandien pasivaikščiosim po šitą šventyklą. Noriu jums parodyti, kur aš prieš 15 metų pasidariau savo tatuiruotę. So you're not the hippie one. Not the weird one. You're on the other side of the mountain. I'm in the farming country. You don't drove limousines. I used to work for him. He was just from that. No, I'm ready to go. What branch are you? I'm on. No, I'm doing the whole thing. You knew about this temple from before? Do some research? Yeah. I got it because I know that. Freak, but Tai va, moteriškė pardavinėja įvairiausius pakabukus, simbolius. Ir sakau, ką čia reiškia? O tokie va. Aš tokį vieną turiu uždengtom akim. Prieš 15 metų nupirkau. O dabar va šitas, kur sėdi neuždengtas. Sakau, ką reiškia? Sako, money. Taip, o daug pinigų. Čia kam trūksta pinigų, gali tokį pasikabinti. Money.อันนี้ถึงจะนี่อันนี้ขุนแผนนี่เกี่ยวกับเลดี้เลิฟขุนแผนเลิฟเลดี้accident Ko dar jam reikia? Gal tikėjimo trūksta? accident การ Protection? Accident?
ครับ ไอ้ข้างบนเป็นโบสถ์ข้างล่างเป็นถ้ำเดิมพญานาคด้วย อ๋อ เอาไปดูดิเลี้ยวเลย Jūs matote nematomą tatuiruotę su užkalbėtu aliejum. Tatuiruotės nesimato, bet jos poveikis išlieka.ลูกละ500ดีกว่า โสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทธังฆังอิเมหิสักการะหิยะทาระหังอาโรติเตหิอภิปุจยามาสารุโนภันเตภะคะวันตุติระปรินิพพุโตปิปัจฉิมาชนะกานุกัมปมานัสสะอิเมสัคาเรทุกตาปัญญาการะภูเตปฏิทานานุ Tai va, įdomus dalykas. Jaunimas perėmė tradicinius tatuiravimo būdus, o senieji vienuoliai perėjo prie elektrinės mašinėlės. Sakyčiau, tokia kontroversiška istorija. Ir kaip aš pradėjau filmuoti, pradėjau sakyti, ne, no foto, no foto. No foto tai reiškia, nu ką, turbūt jaučia, kad negerai dar.
Čia visi važiuodavo, kad pasidaryti tradicinę vienuolių budistinę tatuiruotę, o iš tikrųjų gauna dabar visi elektro. Kaip ir bet kokioj komerciniai tatuiravimo įstaigai. Liūdna iš tikrųjų truputėlį, nes tai buvo vienintelė vieta Tailande, kur galima buvo pasidaryti tikrą budistinę tatuiruotę tradicinę. O dabar viskas jau pasikeitė, nes aš žiūriu, čia tiek pasikeitimų, čia ir komercijos atsirado, čia ir maikės pardavinėja, ir visokius medalionus, ir ženkliukus, ir valgyti daro ten turgelis visas. Nu, žodžiu, taip. Per 15 metų, dar žiūriu, čia jie stato aplinkui, ir taip tų stupų ir pastatų daug. Tai jiems dar mažai, tai dar stato. Tai turbūt gerai gyvena. Keistai man viskas pasirodė. Nu, turbūt čia 21 amžius, komercijos amžius. Tai dabar ir kainos jau tatuiruočių yra. Tatuiruotės valanda kainuoja 3000 batų. 3000 batų, tai čia apie 80 baksų už valandą. Tai čia anksčiau iš vis nebūdavo kaino. Tai realiai nupirkai dovanėlę ten su lotusais, cigaretėm ir smilkaliukais ir gavai tą tatu. Nu. O dabar jau, kai sakant, komercinis variantas. Dabar mes atvažiavę meistriukai, išmokė rankinių būdų badyti, sėdi ir laukia klientų ir bado. O vienuolis pasiėmęs mašinėlę elektrinę irgi laukia. O jau to vienuolio tai eilė tokia nemaža buvo susidarę. Čia porą valandų žmonės laukia. Tai dar kalbėjau su tokiais bičiukais, tai jie sako, kad labai daug klientų nespėja daryti, todėl ir tatuiruoja su mašinėlė. Nes reikia visus padaryti. Reikia daug babkių. Nes čia statosi, puošiasi, gražinasi šventyklą. Aišku, tai čia kažkaip prieštarauja tam, kad vienuolis turi nieko neturėti. Nu, bet, va, čia šventyklai viskas.